Jo, turim pirmą. Važiuojam atgal į žvejybą. Turim 11:30. Nežinau, aš čia traukinį užkabinau, bet tikrai ne karpį. Sveiki žvėjai. Na ką, šį kartą savo laimę atvažiavau pabandyti Tauragę. O kas žinot, ar nežinot, kas ta Tauragė, tai trumpai papasakosiu. Tai čia yra kimba monstriniai karpiai. Aišku, čia nesportinis telkinys, čia nėra paprasta tai pagauti. Iki tokio svorio, ko jie suaugo iki 30 ar virš 30 kg, tie karpiai ne vieną kabliukai, ne vieną masalą yra matę ir yra protingi. Reikia juos sugebėti apgauti. Bet bandysim mes šį kartą čia, nes čia plaukia didžiausi Lietuvos karpiai. Galim gauti net virš 30 kg gerokai. Kiek žinau, mano žiniom, jeigu plius minus, didžiausias čia yra pagautas nuo 33, gal net biškai virš 33. O dar nėra aišku, o gal yra ir didesnių. Tai va, bandysim šią žvejybą šį kartą pasigerinti, gal pavyks rekordą. Aišku, su orais vėl nelabai pasisekė. Tai rodo, tai šilta, tai šalta, žodžiu, tai vieną dieną 16, kitą dieną 20, kitą dieną jau 13. Nu, bet aš atvažiavęs visą laiką į Tauragę, mano pirmas darbas nueiti pasižiūrėti, kokia vandens spalva. Jeigu vandens spalva yra kaip kakava, nepermatomas, tai kiek aš esu buvęs pastebėjęs iš mano patirties, tai karpiai yra aktyvūs. Ir maitinasi, ieško rausę dugną ir taip sumeižia vandenį. O jeigu vanduo skaidresnis, nu, savaime, aišku, karpiai nėra pilnai aktyvūs. Mano čia patirtis taip sako. Tai nežinau, kaip viskas čia bus, bandysim. Tikėkime, kad viskas gerai suveiks. Turiu biškeltą planų su pašarais, nesu dar tai bandęs. Tai bet apie pašarus šiek tiek vėliau. Tai einam, ruošiamės ir kaip visada, tai neužilgo viską pamatysit. Tikiuosi, kažką jums pavyks šį žvejybą parodyti, nes turiu 3 paras. Bandysime 3 paras gaudyti ir matysim, gal kažką prisišauksim, bent vieną antrą karpį. Aš jau atsivyžiau tiek toks jausmas, kaip visam mėnesį atvažiavau gaudyti. Na va, atėjo laikas ir pašarams, tai apie pašarus, kas matėte ar prieitos laidos, tai ar nematėt, tai pakartosiu, naudosim kepenėlių skonio ir vėžiagyviai sardinę. Gaudžiau prieitais metais, keletą karpių pavyko pagauti, tai nieko baisiai ir nekeisiu, tik bandysiu naują tokį eksperimentą daryti, nežinau, paeis, nepaeis man tas dalykas, aš čia protingai galvoju, tai pradžiai bandysiu, čia naudos 20 mm skersmens, tai pradžiai sumalsiu ir paskui užpylęs telkinio vandens bandysiu su blenderiu padaryti tokią košę. Ir padaręs košę užpilsiu grūdinės kultūros tos pačius tigrinius riešutus irgi sumalsiu, užpilsiu kviečių ir kanapės. Ir pasidarysiu dar į atskirą kibirą grūdinės kultūros, kad vis tiek bus ta košė bus šlapi, kad neištirpdytų mano pava koinės. Pilsim po pirmo, įdėsim košės, paskui grūdinės kultūros ir ant viršo savo masaliuką su pava koinė. Ir žiūrėsim, nežinau, čia protingai, neprotingai galvoju, nes bandysiu karpį apgauti taip, kad karpis galvodams vis tiek ant prisižiūrėjęs tų boilių čia yra ir yra vis tiek atsargus. Tai kad padarysim tą košytę, jis sumėsim viską į vandenį, jis galvos, kad visi boiliai yra sutirpę, saugiai yra valgyti, nežinau, čia man pavyks, nepavyks, aš taip galvoju. Ir gal karpis įsidrasinęs labiau valgys ir taip gal bandysim ir sugausim tą trofėjinį karpį čia. Tai ką, bandom, žiūram, žiūrėsim, kaip mums viskas gausis. Tai pradžiai pasidarysiu 2 pakius, susimalsiu. Ir matysim, aš jums esu atsivežęs kitų pašarų, tai jeigu nesudirbtų dėkim tie, tai bandysim biškį kažką keisti. Jeigu nieko gero, tai rodiklį neduos.
Tai va, tai boilių susimalėm, dabar kaip minėjau bandysim sublenderiuoti. Matysim, kas čia mums gausis, dar realiai nesu buvęs tai bandęs. Tai jau bandysim kažką čia priburti, tai įpilam biškėlį telkinio vandens. Biškėlį dar ir bandysim. Gavosi tokia košė. Ten ant viršaus užpilsim neribių granulių greitai tirpstančių, kad įmetus vandenį per 20 minučių ištirptų ir kad greičiau pradėtų veikti. Na va, toks pašariukas mūsų bus šį kartą. Nežinau, kai jis čia gausis, bet kažkas tikriausiai gausis. Tai pilam tas pačias 3 mm kart paletės, anos jos neriebios, greitai ištirpsta. Tai prisiderins prie mūsų sumaltų boiliukų. Iš likvidų nieko nenaudosiu. Pradžiai bandysiu be. Nes tas karpis šiaip prisibijo to likvido. Tik esu buvęs pastebėjęs. Matysiu paskui, nebent. Ir naudosim irgi greitai tirpstančios paletės. Karpzumo. Anos yra skirtos metod žvybai, bet galima drąsiai naudoti ir čia. Anos irgi neriebios, greitai tirpstančios, 4,5 mm skersmens, žuvinio skonio. Tai kaip minėjau, irgi dar įpilsim ant viršaus čia kviečiaus, nes čia, kaip žinau, karpiai mėgsta kvietį, nes senais laikais vien kviečiai buvo šeriamas. Ir dar vieną pakuotę kanapės. Ir šitas bus paruoštas, bet reiks išmaišyti. Nu ir viskas. Paruošta. Dar su atskirą kibirą susipilsim grūdinę kultūrą, kaip minėjau. Ir nežinau, matysim. Gavos toks reikalas. Kaip čia bus, aišku, mes gal biški palečių padauginau, reikėjo gal biški mažiau, nu, bet matysim, kaip pirmam kartu gerai bus, sekantį kartą padarysim tobulesnį. Nu ir viskas, pašarai baigti, einam, dedamės masaliukus. Bandom susirasti gerus taškus. Na va, tai masaliukai būtų tokie, tai 3 netikri kukurūziukai. Ant tokios kombinacijos pagavau savo rekordą čia Tauragėj, 16,300. Paskui ant kito plauko bus tigrinis riešutas ir irgi 2 netikri kukurūziukai. Ir ant kito uždėsim patį pašarinį boilį ir mango vyšnės skonio popiką. Nu ir bandysim pradžiai dieną taip palaikyti ir matysim, kaip čia mums viskas toliau klostysis. Pavadėlį iki 20 cm naudosim inline sistemą. Tauragėj kietas dugnas, tai inline'as puikiai tinka čia. Aišku, čia kiekvienam pagal pasirinkimą. Vienam inline'as, kitam kažkas kitko. Tai va, nu, bandom. Einam, ieškosimės taškų ir bandysim kažką gaudyti. Na va, taškus kaip ir susiradau. Bandysim krauti pašarą. Beieškodams taškų mačiau karpio šuolį. Tai netoli ten ir tašką pasižymėjau. Tuoj apie taškus aš jums papasakosiu, bemesdamas. Neužilgo. Dedam grūdinę kultūrą. Nežinau, vandens temperatūra 14 šilumos. Gal biškį per daug įdėjau, nu, matysim. Bandom.
pirmą taškelį. Oi, dar neatsinešiau valų skandiklių. Jeigu kalbant apie valų skandiklius, nežinau, man tas dalykas šį ir pasiteisinęs. Aišku, su skandikliu ir sudėtingiau biškelį žuvį ištraukti. Biškelį maišo, bet geriau. Bet geresni kibimai. Tai skandiklį, kai laivelis va nuplaukė, skandiklį uždedu ant valo, va taip šitais, jeigu matosi, va, uždedu ant valo ir ant va dailiai nuein, nuslysta. Paimu meškerį, biškį, įtempu valo va šitas taip, kad biš toliau nuslystų didesnį gylį, kad didesnį atstumą valo prispaustų prie dugno. Nu ir viskas. Taip pas manęs viskas vyksta, tai einu, parodysiu jums pirmą tašką, arba iš vis papasakosiu apie taškus. Tai kažkur susipainiojo biškį mums. Tai va, užžvėjosim visi realiai taškai bus beveik už 80 metrų, grynai ant sektorių ribų. Tai vat, aš jums per kamerą nesimato salelė, tai bandysiu žvejoti už 77 metrų atstumų nuo kranto. Tai gylis čia būtų, dar nenuplaukė, dar trūksta keletas metrų, būtų 3,3. Tai bandysim ten, pilam laukan. Paskui sekantis taškas, grinai kaip yra, vat, biškai nefokusuoja, vat, kaip yra laivelis, tai už salos grinai kairiau bus. Kažkur va toj vietoje šitais bus antras taškas, ten gylis yra 3 metrai ir paskui prie pat už žolynų linijos, ten į kairę pusę, į tokią įlanką, ten gylis 2,7 metro, tai bus ten mano trečias taškas. Na va, taip ir bandysim, žiūrėsim, jeigu nieko nesulauksim, bandysim kažką keisti, koreguoti. Aišku, mes vandens lygis šį ir pakilęs truputėlį, kažkokių va tokių seklesnių vietų nelabai eina rasti. Dar video pradžioje pasakojau apie vandens spalvą, tai tikrai vandens spalva, jeigu vat, parodyčiau, yra realiai net nepermatoma, tai manau turėtų būti ir karpiai aktyvesni. Dėkim, šitą pliusą mums duos. Aišku, mes iš mano patirties kalbant, tai šitas reikalas tikrai, jeigu yra vanduo tokio kakao spalvos, tai pliuso įkibimų daugiau sulaukdavau, jeigu kad vanduo skaidresnis. Na va, meškerę sumetėm, belieka laukti. Matysim, kaip čia viskas judės. Va, da galim greit papasakoti apie, kur nebaigiau dar, apie skandiklius. Tai šitai meškeriai dėjau skandiklį, šitai irgi dėjau skandiklį, o trečiai meškeriai, kai jau ir kairiai pusiai įlankoj, tai šitai meškeriai jau nebedėjau, nes nebėra kam ko uždaryti. O šitos dvi meškerės vis tiek, ar karpis eis iš šonų, ar dar kažką, vis tiek drąsiau jausis, kad nematys aplinkui valų. Tai bandysim taip, matysim. Laukiam. Tylu ramu kol kas, persimečiau dar vieną kartą. Tai dabar vakarui pasiplanavau, biškį darysiu kitaip. Tai dėsiu
paprastus pašarinius boilius, be nieko, be jokio popapso. Bandysiu taip dar. Esu girdėjęs, kad veikia tas variantas, bet aišku, kiek žmonių, tiek nuomonių. Tai turi vis tiek viską pats išbandyti ir žiūrėti, ant ko geriausiai ima. Tai bandysim tokius ant 2 plaukų dėsim po pašarinį boilį, o ant 3 taško dėsim vafterį. Vyšnių skoniaus, tai matysim. Uždėsim vafteriuką ir va taip su tais visais masaliukais. Ir dar ko nepaminėjau, ką dedu į PVA kojines, tai PVA kojines dedu Zafish gamintojos žuvies skonio briketus. Nežinau, Tauragėj jie veiks, bet Kintuose ir Radvilišky gan neblogai man jie sudirbo. Tai matysim kaip čia. O jeigu ne, tai bandysim kažką gal granulės kokias dėti, smulkinsim kažką su boiliais, maišysim. Arba gal granulės ir boilius kartus kažką, šiek tiek kelis lašus tų likvidų įpilti į tą PVA, kad karpiaus gal dėmesį biškį labiau atitrauks tas išskirtinis gal kvapas stipresnis. Na va, tiek. Tai tokie reikaliukai ir tie biškį vakaras, matysim, gal kažką pagausim. Aišku, kalbėjausi irgi su žvejais, tai 10 berods sektorius šią naktį buvo pagavęs keletą karpių. 7, man atrodo, kad irgi buvo keletą kibimų, buvo atvažiavęs savininkas, kalbėjom. Na va, tai tikėkime mums naktį sujudės arba paryčiais. Tai laukiam, žiūram tokios naujienos šiai minutei, šiai valandai. Ir dar vieną kartelį persimėsiu ir bandysim laukti kibimo. Na va, kažkas su 10 sektoriui kažką traukia, tai reiškia, žuvis juda po biškį. Kažkas pareina. Tikėkime, mums neužilgo jau bus kažkas. Vėjas į mūsų sektorių pučia, tai tikėkime, kad atpūs ir pas mane kažką. Na, matysim, ką. O, paėmė. Paėmė, ištraukė, bet kažina didelis. Na, jeigu didelis, tai atsiras Tauragės karpių Facebook'e. Bet taip žiūrint nelabai. Nu, žodžiu, kažkas yra. Jeigu didelis bus, tai jeigu įmes nuotrauką, tai gal jums įmesiu parodysiu. O, labas rytas, tai turim pirmą žuvį. Eik tu savo, šiaip ne taip va. Kokį dičkį turim, dar nesvėriau. Bet, 15-16, tai tikrai turėtų būti, aš mes sunkiai pasakyti iš akies, storulis. Tai jums to jį parodysiu ir pasversim. Šiaip ne taip, 7 ryto užkibo, su juomis čia kokią gerą pusę valandos davėmės. Bet eik tu esu patenkintas. Galvoju, visą naktis praėjo tyliai, ramiai, nieko galvoju nepagausiu. Bet pasirodė šitas storuliukas. Tai pabandysiu jums jį pakelti ir parodyti. Tai sveria, tai tikrai šitas. Kokia mamka. Tauragiškis koks. O tai čia. Eik tu savo. Gražuolė. Eina savo. A nebus mano rekordas. Trauk, va. Eik tu savo, kai sveria. Nu čia į mamką rytinį. Tuoj pasversim, labai įdomu, kiek sveria. Bet kai geras, tai geras. Tu savo. Pavyko šių metų pirmąjį tauragiškį pagauti. Eina savo. Įspūdžiai tai belė kokie. Nu, bandom eiti, pasverti, pažiūrėsim, kiek šitas rubuliukas sveria. Susigūntė ant to kurodžio vakarą, ant to vafteriaus.
vyšnios skonio. Pasverti. Jeigu kas serių maišas ir nulins. 16 kg 800 gramų. Tai rekordą pasigerinam, jeigu normaliai niekur nesiremia. Reikia pažiūrėti. O dabar reikia sverti. 16 900. Nu pasigerinom rekordą. Per 400 gramų. Tai eisim paleisti. Nu va, šitais. Paleidom šitą. Ačiū už įspūdžius tau. Bėk. Namo. Pakviesk. Senelė. Kaip karpininkai, kas sako. Nu va. Ja, turim pirmą. Patenkintas nuotaika 100%. Liuks, gal dar kažką pagausim. Nu va, tai nesiniai kaip matėte turėjau kibimą. Užkibo veidrudukas 16 900. Tai kaip nepraėjus pirmai parai, tai rezultatai gan neblogi, tai tikiuosi ir toliau gal taip viskas gražiai vyks. Tai apie masalus dabar visas 3 meškerės permečiau, kaip buvau sakęs, užkibo ant vafteriaus, šilauogė. Buvau sakęs, kad čia vyšnių yra skonio, bet pasižiūrėjęs, kad ne vyšnios, o šilaugės. Ant dinamito vafterio 14 mm. Paskui kitą perdėjau irgi ant vafteriaus, irgi eksperimentui pabandyti. Gal čia labiau vis tik karpė atsargus ir gal labiau toks balansuots masals. Akį labiau traukė. Tai uždėjau ananasas bananas, irgi dinamitas. Ant kitos. Tai nežinau, bandysim, taip, žiūrėsiu. O jeigu visą dieną jokio kibimo nesulauks, tai paliksiu vėl taip pat kaip ir šią naktį palikau. Tai matysim, nes tiek šią dieną rodo gan šilta, tai gal net per dieną gal tų kibimų nelabai ir būti, nes tiek karpis labiau norės šildytis ir pavalgyti nenorės. Tai, žodžiu, laukiam. Pašarų dasidariau irgi dar. Šį kartą biškį gavus geriau, biškį tirštesnis toks. Tai manykim labiau da patiks. Jau žadėjau ryte atsikėlęs 5 ryto, galvoju, blemba, kibimo nėra. Jau galvoju, sakau, gal reikės bandyti likvidą kokį dėti, bet bandysim apsėti šį kartą be likvidų. Kai jau sudirbo tie pašarai, štis atplaukė tas karpis. Tai bandysim gaudyti taip ir toliau. Tai laukiam. Gal neužilgo vėl turėsim kokį rimtą rubuilį. Būtų labai gerai, norėčiau permušti šią žvejybą 20 kg. Pasiekti tą stebuklingą skaičių, nežinau ar pavyks, nepavyks. Bet tikėtis visada reikia ir kartais, kai tikėsi, žiūrėk ir būna ir rezultatas. Tai va, tiek. Bandom, laukam. Žiūrėsim, ar čia daugiau naktį, ar paryčiais daugiau gal tų kibimų bus, gal dieną nieko taip ir nesulauksim. Nu, žodžiu, matysim. Bus kaip bus, svarbiausia, jau vieną sąskaitoj turiu, jau nuotaika yra labai gera, sausai nesėdžiu, tai laukam ir gal dar kažką jums parodysiu. Na va ką, važiuojam atgal į žvejybą. Turim 11:30, tai man atrodo nelabai suprantat, kas čia vyksta. Tai po paskutinio mūsų pokalbiaus turėjau grįžti skubiai namo, atsirado neatidėliotinių reikalų. Tai pagalvojau, tik prasidėjus sesijai, jau viskas pasibaigė, jau realiai galvojau, kad jau nebeišeis begrįžti atgal, bet atlikęs visus reikalus, žiūriu, kad turime 9 valandą, galvoju, reikia krautis daiktus atgal ir važiuoti toliau pratęsti žvejybą. Nes iki mano namų į vieną galą yra apie 150 km, tai abudu galus 300. Tai nusprendžiau, sakau, reikia važiuoti, sakau, nors į nuovargis, viskas atrodo, jau norėčiau eiti gal ir miegoti, bet noras žuvį pagauti didesnis. Tai grįžtam atgal į Tauragę.
Aš mes pusę dienos praradom, nieko nepadarysi, bet tikėkime, kad ryte pasisveikinsim su jumis su karpių rankose. Tai tiek, užsidegė žalias šviesoforas, judam, beliko keli kilometrai iki Tauragės ir pradėsim toliau savo žvejybą. Na ir labas rytas, turim 9:30, tai ši naktis buvo visiškai rami. Dar jeigu kalbant, lyginant apie pirmąją naktį, tai bent būdavo papisenimų, plaukydavo žuvis per valus, o šią naktį tai visiškai rami, bet tikriausiai, kad galėjo poveikį turėti, kaip ir buvo žadėtas savaitgalį atvėsimas, tai sukilo vėjas, vakar buvo dar tai šilumos iki 21-22, o jau šiandien bėra iki 14, tai gali ir tas duoti labai didelios įtakos. Na, bet nepasiduosim, bandysim gaudyti, bandysim persimest. Nežinau, gal bandysiu šiek tiek mažiau gal šėrt tada, vis tiek atvėso. Ir žiūrėsim, šiaip realiai pasižiūrėjus, buvau nuėjęs į Facebooką pažiūrėti, gal kažką į kokią nuotrauką įkėlė, gal pagavo, bet nieks nieko nebepagavo. Paskutinį kartą pagavo penktadienį pirmam sektoriui irgi ten 16 kg karpį. Ir toliau jokių žinių. Tylu ramu, vėjas irgi pakilo. Nu, matysim. Turim dar apie parą laiko, tai gal dar kažką pavyks iškrapštyti. Tokios žinios, tai jeigu turėsiu dar kažką parodyti, tai parodysiu, taip, tai matysim. Masaliukai tie patys, viskas tas pats, viską palikau tą patį, taškai tie patys. Tai laukam, jei bus kokių žinių, parodysiu. Na, turim kažkokį kibimą, neaišku ką turim, nes tai prikelia truputėlį, tai biškį nuleidžia, tai neaišku. Žiūrėsim, bandom traukti. Turim, chebrytė, turim kažką. Tai kažką gero turim. Aš jau galvoju, kad čia taip atsargiai juda. Šįkart sudirbo nedidelis vafteris 8 mm česnakas. Tai pasilengvinau kablius, uždėjau lengvesnius ir kad vis tiek žuvis nėra tokia aktyvi, uždėjau mažesnius vafterius. Ir šitais ir sulaukėm. Bet kažkur per kliuvinius eina. Bet taip galvoju, nebus koks erškėtis, bet erškėtis jau būtų daręs žvakę. Oho, spardosi. Eik, tai kokias nuotokias geras antras karpis parėn. Jau šiaip realiai mažai besitikėjau kažką be pagauti. Bet žuvis tokia didelė, o kibims tai iš viso. Galvoju, kad raudis užkibo arba koks lynas, nes tik pritemp taip dailiai ir nuleid. Pritemp, nuleid. O čia dabar toks užkibęs jau. Niekaip nepasiduot šitas, nori eiti toliau ant viską. Bet turim gerą čia, gerą karpiuką turim. Nebent jeigu ir negers, tai sveikatos tai turi daug. Bet ne, jau tas, kad nuo dugno neim prikelti, toks masė didelė. Buvo verta grįžti vakar atgal į žvejybą. Gerai, kad nepatingėjau. Nes kai tokia žuvį trauki, kokie įspūdžiai, savo, patenkins iki ausų. Nežinau, aš čia traukinį užkabinau, bet tikrai ne karpį. Tik neatsikabink, tik nepabėgtų man. Tas jau tikrai geresnis, jeigu mano tas pirmutinis
Bent ištraukimo tai tikrai jaučias. Man jau rankos pakirto. Nežinau, realiai neskaičiau laiką, kiek aš nuo jau traukiu, bet niekaip nepasiduodu. Nežinau, čia man atrodo gerai, labai gerai esu įkabinęs, žiauriai gerai. Niekaip neina, sakyčiau, šitas išeina atgal. O. Ant snie durins, ant sien tiesiai žulynus ten, kur nam reik. O jeigu ten nueis, tai reiks bus labanak. Vat kas ir, kad vadavo, dėki mane, nuo ant tos meškerių skandiklio nebuvo. Bet kai naudoji ant tų meškerių skandiklius, tu negali dabar stovaus privalumo panaudoti, kad tu gali prikelti valą į viršų, jau. Va tas minusas irgi, ir vienas iš tų minusų. Ačiū Dievui, galvoju, kad jau ištrauksiu. Čia tai ir paršelis, chebrytė. Kokį turim. Per visą matą, realiai. Kokie burna. Eina, sako, kokie įspūdžiai. Kokia čia ir karvė, tai baisu. Baisu. Nu ką, pabandysim toj pakelti. O, koks monstras. Eik tu savo. Bandysim pasverti, bet 20 manau, tai tikrai turėtų sverti. Eina savo, koks gražuolis. Kokias nuotaikos. Per sesiją 2 kartus. Aš jums dar nepasvėriau, dar negaliu sakyti. Bet iš dydžios tikrai turiu ir didesnį. Bent turėtų būti. Pagerinom antrą kartą per šią sesiją rekordą. 18 kg, 380 gramų. Tai va, stipri manka, stipri. Ką, eisim paleisti. Pasidarysim keletą nuotraukų. Ui, fainai, laimingas, patenkintas, ui. Eik tu savo, tiesiog paskas tokia žuvim kovoti. Nu va, leidžiam. Va, namo. Gal pakvies dar kažką didesnį. Lauksim. O, išbėga. Rubuilis. Liuks. Žvejyba, kuo toliau to gerin eina. Na ką, atėjo ir šeštadienio vakaras. Galiu dėti, kad ir šeštadienis pasisekęs, vieną žuvį turiu. Tai kaip buvo tokios oro permainos, tai tikrai gan neblogi rezultatai, kaip Tauragėj, nes Tauragėj vis tiek yra į taip aplamai sunku pagauti, o da, kai yra šiokios tokios oro permainos, tai tą dalyką iš jų sukomplikuoja. Tai šiaip realiai sakant, buvau net viltis pradės kažką pagauti, nes kai buvo atvažiavęs savininkas, kalbėjom, kad per visus sektorius niekas nieko nepagauna. 7 berods buvo pagavo 2 eršketus ir 1 karpį, o taip visi kiti iš sektoriai tyli. Tai ant ko vat sukibo. Tai jums toj parodysiu. Tokio masaliuko, nedidelio mažo šitais vafteriuko česnako. Madeks. Čia daugiau, gal naudojams ir feeder žvybai, bet puikiai sudirbo man ir Tauragėj. Realiai kaip ir tie patys, kurį pava koinės dėjau, tie patys briketai. Viskas tvarkingai veikia, žuvis kimba. Ir neturiu net ką net pridurti. Realiai pašarai, kur dėkim dariaus tus pašarus, tai susiblenderiau dabar biškį, tai padariau daugiau įpyliau vandens, padariau tokį tirštesnį, tai tokį kaip įmeti vandenį, tokį dūmą paskleida aplinkui, tokį garą. Tai pašarai viskas vadinas veikia, galima gauti drąsiai ir be likvidų, nes sakydavo kiti vieni, kad pil vis tiek kažkokį silaselą, da kažką pil, bet aš realiai tik grūdinė kultūra, tigras, kanapė, kviečiai ir boiliai.
ir šiek tiek palečių greitai tirpsančių ir viskas gražiai dirba. Tik vat, kas pasikeitė, vat, kad pradėjau naudoti mažesnius masaliukus. Tai vis tiek masaliukų mažų pasirinkims davė didelę naudą. Tai ir kita sekantį žvejybą, kai bus, tai pradėsim panašiai taip pat startuoti. Tikiuosi gal tas, kad su orais geriau pasiseks ir gal pavyks ir daugiau kažką pagauti. Tai tas, kas sekantį žvejybą bus 7 sektoriui. Na va, tai tokios žinios. Laukam, gal dar nusišypsos laimė ir dar gal spėsiu iki ryto pamušti tą 20 kg tą skaičių. Na, bet esu jau taip patenkintas, žvejyba galime sakyti jau skaityta. Labas rytas. Na ką, naktis buvo rami. Kibimų kažkokių papipsėnimų nieko nebuvo. Kaip matot, pradėjo lyti. Na, bet jeigu taip kalbant, reziumė kalbant apie žvejybą, tai žvejyba tikrai pasisekus, pašarai sudirbo. Kiek pastebėjau, geriausiai šią žvejybą sudirbo vafteriai nedidelio dydžiaus. Pirmą naktį buvau uždėjęs pašarinius boilius, buvau irgi įdėjau ir snowmeną, bet visi kibimai ant vafterių. Mačiau nesiniai 4 sektoriui irgi ištraukė karpį berods. Aišku, jeigu didelis bus, tai bus įdėtas į Facebooką tauragės karpiai. Tai va, tokie dalykėliai. Po biškėlį ruošiuosi važiuoti namo. Jau mano žvejyba eina kaip ir pabaiga. Bet nieko, dar čia šiais metais dar nepasnė žvejyba, dar čia grįšim ir tikrai tiems karpiams suduosim. Ir gal tada pavyks gal šiaip netaip pamušti bent šiais metais tą 20 kg skaičių. Tai tas, kad sekantį žvejybą, kaip buvau sakęs, bus už 3 savaičių 7 sektoriui. Na va, tiek. Vis tiek esu labai patenkintas ir vėl net nesitikėjau, galvojau, kad vis tiek tos oro permainos tokios bus. Tai galvojau, gal bent vieną karpį ištraukti bus gerai, bet ištraukiau 2 karpius, pasigerinau net 2 kartus savo asmeninį rekordą, tai kuo daugiau ir reikia. Tai va, einu dėliuojos daiktus į mašiną, su jumis atsisveikinu ir iki pasimatymo.